50 maldyklų. Kelių, kurios jungiasi, tai šitos jungiasi su ežerais šitais, tos maldyklų. O 130, apie 130 tų maldyklų, tai jos tik kaip kelias eina, tas eina, tai jis į pašalį nuo kelių tos maldyklus. Tai va, dabar kas? Tai jie ežerai, kiekvienas ežeras yra apvestas 3 šventais takais. Ir jo paskirtis, kaip sakyt, to ežero, tai yra, jeigu kas bažnyčių buvę, o jeigu kas nebuvęs, tai proga nueit, reiškia, pirmiausia, įėjus bažnyčiai būna metalinis ar akmeninis indas, kuriame būna vanduo. Ir tam būna tas šventas vanduo. Tai va, tai kiekvienas tas ežeras, jau, kaip sakyti, paskirtis yra tas šventas vanduo. Tu įėjęs, reiškia, gali apsiplauti ir, reiškia, kalbėti. Bet tai reikia kalbėti. Medituoju aš. Aha, medituoja. Gerai. Tai ką tai reiškia? Reiškia mini, medi ir maksi. Tai mini mažiausias, maksi didžiausias, o medi tai vidurys yra. Ir reiškia nieko. Tai reiškia, žmogus eina ten su kokiais nors reikalais, atėjo su didžiais reikalais, dar ir parašo reikia merų, atėjo, pastovėjo ir išėjo. Jis pusę minutės įstovėjo, nu ir sako nieko nepadėjo jis man, vienu žodžiu. Tai pasirodo, kad jis atėjo, patylėjo, nu jis meditavo gal, ar kaip sakyt, susikaupęs buvo, bet nieko, neišėjo. O lietuviškai yra malda. M žmogus, visas duodantis. Tai reiškia, turi kryptį, kad kryptį, tai turi mintys, tau nereikia, kad reiktų, kad 5 parapijų būtų girdėti. Bet gali ir mintim, bet turi kalbėti. Mintim turi kalbėti. Vienu žodžiu, tai toks jau yra, tai tą įėjęs, reiškia, kaip sakyt, apsiplovimas. Iš josios eini visada į maldyklą. Ten ir 3 žiedais atvesta ir ten yra pulsuojantis, jeigu kurie skaitai, tai žinau, tokius šventos vietos, reiškia, budi miega arba žiema vasara, tai galima įvardyti ir įvairiai. Tai ten yra atėjai, nu kaip atėjai, aš pas pačią atėjau, atidariau duris. Labą dieną, ne? Ar ne? Atėjau, kur čia man atsisėst, duok, datė, viskas. Kas tik. Visur yra ta, kaip dangui, taip ir ant žemės. Visur vienoda tvarka. Ar dvasiniam pasauliu, dvasiniam kūnų pasaulyje, tai ten išvis niekas, ten nereikšminga. Tai reiškia, atėjai ir turi, reiškia, pirmiausia, pasisveikinti. Tai yra pagarbinti reikalinga. Dabar pagarbinai ir pasakei. Tai tas atėjo, nu, aš tokį draugą turėjau, gal neturėjau, aš čia vienas tas pats. Tai ateina pas jį kitas draugas. Tai sako, vakaras, jau aš ruošiuosi, nesusigaudau. Ko jis atėjo, ką jis ten šneka. Reiškia, šnekėri. Yra mums pavyzdys, tai kurie vyrai tarnavo kariuomeniai, tai žinoma. Atėjai, viskas.
ten toks ir toks, pagerbė, viską pasakei. Mama numerį, noriu važiuoti. Reikia važiuoti, ten pirta. Ir nei žodžio daug. Nei žodžio daug. Ne, kad tas stovės 2 valandas klausys ir kad tu pasakysi, kad ten mama. Yra raportas, yra malda, tai yra raportas, kur negalima daugia žodžiauti. Nei vieno žodžio per daug, nei vieno per mažai. Tiksliai, turi, nueidamas jau turi galvoti, ką tie kalbės. Viskas. Pasakei, padėkojai, pagarbinai ir išėjai. Tai yra maldykla. Dievo trejybė, kaip sakyti, jau pati stipriausia, reiškia, paskui eina bažnyčia jau. O viena iš šitą stipresnių, tai yra maldykla. Nu, ką aš jums dar nepasakiau. Ir va, tai va ir eini, kad reikia. Sergu vėžiu, 4 stadija, profesorė jau numato, nu tai aš varau tuo taku. Žinau, kad aš turiu pastebėti. Ir aš pats esu vėžys ir vėžiau šventų taku. Reiškia, galų gale ir, nu paskui, bet dabar da pasakysi. Kristus ir gimės vėžio žvaigždynė. Ir pirmiausia, tai gimiai, iš motinos išlindau ir kur paguldė į jį. Ėdis, prakarte, taip, prakartas. Prakartas tai nėra ėdžiaus, prakartas yra. Tai va, važiuosim, yra 4 tie ežerai, 4 upėliai, ten yra prakartas. Man kaip tik prakartas. Jis ir čia ėjęs. Reiškia, kad jį paguldai tenui, tai jis gyvenime turės eiti šituo taku. Ir prakarte, jis prakarte turėjo, jis turėjo būti vienu žodžiu. Kada, kad neužmirščiau pasakyti. Nieko, viskas dabar. Jau, žinot, kartais gali visokių nuotykių atsitikti. Man pačiam buvo atsitikti, kad taip nei šis, nei tas biskį ir klysti. Čia ėjom terminą. Aš kiekvienam gėriau, atsigėriau iš kiekvienų ežerų vandens, viską, kaip sakyti, viską atlikau. Tai kai parėjau namo, tai išsigandau. Kai dėjau va tokią kavą, tai vis pasirodo, visus tuos šlakus, tą visą bjauras, kai nešite, aš nusigandau, bet paskui nieko. Reiškia, kada nežinai visos operacijos, kas atsitinka, kaip viskas darosi, tai sakau, neįsigaskite. Kelias, reiškia, jisai savaime susiformavo gamtiškai. Va, gerai, jau jis dabar gali paaiškinti. Jis gali paaiškinti. Ne, negaliu. Jis, tas kelias? Aha. Nu, tai jai praleido, tai įsimylėjus. Čia jis biskį nukasta, paskui tos pakopos čia, žinai, kadangi vėjas iš vakarinės, tai žinai. Reiškia, čia maldykla. Jo, šičia, ne maldykla, o šičia šventykla. Bet čia gėlė. Šičia, tai šičia yra jau visi ant viršaus, 3 buvo. Stalai, 3 stalai. Atgabenti. Taip. Matai? Va, pas šventas eina. O jau kiti 2, jau visi, jau vandenį, jau. Matai, kur nuplavo. Jo, kada vakarinė.
atsidėt reiktų. Na jau, tiesiog. O kaip dabar vandens atsidėt? Jau ten gerai. Nežinau, mes iš... Ne, jau, galima. Bet šitas vanduo, tai žinau, toks specifinis šitas vanduo. Kas pasiekia duomenį? A, eina čia. Ar veršiu rožę? Jau. Tiek kranto. O šičia tai nežinau, aš čia nebuvau. Anūkis. Iš švento. Čia vis per visus šventus. Koksai čia ežeras? Nežinot? Va čia pilna, va. O kas vanduo? O koks skonis? Čia kokie pervažiai. Išleka šitam gale. Tai gali par... O, jau kaip patrinė, tai jau visai. Atsikėlė vėl eina renka. Ir jame yra vienas ar du šaltiniai, bet tik jie, reiškia, kylas, Klys. jame pačiame. Išpuolė bulius. Mano valkaitė, šitą reikdama. Iš tikri? Jau takai. Pas mane yra maždaug maisto. Tai padarysi tokį Jo, padarysiu. Tik neįsistumkit viens kitą. Vyželis. svarbiausia, Neįsistumkim, vadinasi, reikėjo. neišgerkit viens kito vandens. Va, o šičia išteka ir paskui jį teka į Vyžainą. Išteka Lietuvau, bet jau Lietuvau. Visas lietuviški pavadinimai, Jau. lietuviškas kraštas. Tai jau didelis ežeras, jau nemažas. Nu, va. Kilometrų per visas tas mokyklas ir atsigertų vandenų, bet čia daug ką sužinai. Dėl to sužinai. Žiemą, žinoma, gaudo. Taip. Tai kiek čia dabar jau? Nu tai